Sveiki, kviečiame žiūrėti Baltikum televizijos žinias. Pradžioje apie tai, ką matysite, keliais sakiniais. Klaipėdiečiai priešinasi atliekų deginimo jėgainės statyboms. Studentų bendrabučiai virto kiaulidėmis. Nelegalioms statyboms žalia šviesa. Klaipėdiečiai protestuoja prieš atliekų deginimą laisvojoje ekonominėje zonoje. Tačiau uostamiesčio politikai gyventojų nuomonės neklauso. Savivaldybės taryba patvirtino termofikacinės jėgainės detalųjį planą. Deginimo gamykla – tai plaučių vėžys už patrauklę kainą. Deputatai bambalius deginkite savo krosnyse. Su štai tokiais užrašais ant plakatų į tarybos posėdžių salę rinkosi klaipėdiečiai. Miesto politikai uždegė žalią šviesą termofikacinės jėgainės statybai. Daugumos tarybos narių balsų persvara pritarta šiukšlių deginimo gamyklos detaliajam planui. Klaipėdiečiai tokių politikų elgesių sukrėsti. Neužtenka vienos chemijos gamyklos, pastato antrą. Dabar stato dar pavojingiausią gamyklą. Kiek čia galima kentėti? Aš žinau, kad blogai yra. Todėl, kai aš pradirbau jūros mašinų skyriui, žinau, kad tai reiškia CO. Lietuvos žaliųjų judėjimo tarybos narys Erlandas Paplauskis sako, jog ši gamykla pražudinga gyventojams. Daro viską, kad Klaipėdoje būtų iš lezo pusės klaipėdiečiai nuodijami pačių baisiausių civilizacijos sukurtų nuodų dioksinais. Dioksinai yra kancerogeniška medžiaga. Labai sunku yra pasakyti, ko ji nedaro, nes sukelia iš viso masę ligų, persileidimai, abortai, apsigimimai ir tai yra pripažįstamas kaip baisiausias nuodas sukurtas civilizacijos. Tuo pat metu politikai pritarė naujos gamyklos statyboms, sako, jog šiukšlių deginimo jėgainė nebus kenksminga, bei pastačius ją esą už šildymą mokėsime mažiau. Čia vienas iš sprendimų, kuris gali stabilizuoti šilumos kainą klaipėdiečiam. Vienas iš sprendimų. Kas sako? Kalbėkime argumentais. Šita technologija naudojama visoje Europoje, praktiškai pasaulyje, Amerikoje. Prieš pasirenkant būdą buvo padarytas PAVOS, tai yra poveikio aplinkos vertinimas, kuris atsakė į visus klausimus, ar gali būti naudojama tokia technologija Klaipėdoje, prie Klaipėdos, ir jisai yra teigiamas. Ir visų specialistų, visos išvados yra teigiamos. Tiek Švedijoje, tiek visoje Europoje uždarinėjamos tokios gamyklos yra. Ir pereinama per mokestinę politiką prie atliekų nesusidarimo. Įdomiausia tai, jog naujos gamyklos detalaus plano svarstymas įtrauktas tik trečiadienio vakarą. Tai yra likus mažiau nei parai iki priėmimo. Su šiuo sprendimu neturėjo galimybių susipažinti gyventojai. Ir šis klausimas nebuvo svarstomas komitetuose. Tai galutinai pribloškė uostamiesčio gyventojus. Anot jų, tai buvo norėta priimti svarbų visuomeniai sprendimą už žmonių akių. Pats baisiausias, koks galėtų būti spaudimas. Reiškia, mes galim tada pasakyti, jeigu per naktį, tai mes sakėm, kiek milijonų kas gavo. Pats meras, įtraukę šį klausimą į tarybos posėdžio darbotvarkę, pripažino, jog buvo skubama patvirtinti detalųjį planą. Mat su įmonė statysiančia atliekų deginimo gamyklą savivaldybė turi sudariusi sutartį. Pagal įsipareigojimus mūsų investuotojai turėtų dabar ruošti kiek galima greičiau techninį projektą, kurį turėtų derinti, ir taip pat irgi jiems laiko limitas yra išsekęs. Mere, aš teisingai supratau, kad kažkokie įsipareigojimai spaudžia? Neįsipareigojimai. Įsipareigojimai mūsų bendri pasirašyti susitarimai. Yra mūsų sutartis su Fortumu, kurią mes pasirašėme į šitoje tarybos salėje patvirtinome. Įmonė, apie kurią kalba meras, tai ta pati bendrovė, kuri Lipkiškiams iškeldinti davė 5,5 milijono litų. Tiek pažada skirti ir ateityje. Seimas atleido varžtus savavališkoms statyboms. Daugumai savininkų bus sudarytos sąlygos įteisinti nelegalius statinius. Įsigaliojus statybos įstatymo pakeitimams Lietuvoje atsirado galimybė įteisinti savavališkas statybas, netgi tiems, kurie dėl to šiuo metu bylinėjasi teismuose. Tokia proga savavališkų statinių savininkai gali pasinaudoti iki 2012 metų gruodžio 31 dienos. Toks šalies politikų geranoriškumas kai kuriuos gyventojus papiktino, o kai kuriuos padrąsino prisipažinti esant nelegalaus statinio savininku. Pavyzdžiui, mes tokį sodę nedidelį turim pasistatę, 60 kvadratų. Ir ten be jokio projekto, be nieko, bet labai paprast, kad ką tam bilinėtis. Neteisinga kitų atžvilgių tikriausiai. Čia yra pavaldžioje sėdinčių, matyti tokių, kurie daug prisistatymų. Aš taip galvoju.
Aplinkos ministerijos atstovai neigia, jog situacija švelninama ir pataikaujama savavališkų statybų autoriams. Neva ankstesnis įstatymas buvo pernelyg kategoriškas, todėl prasilenkdavo su logika. Tuomet be statybos leidimų detaliojo plano pasistačiusiems verdiktas būdavo vienas – nugriauti. Narpliodami istorijas, pareigūnai bei teismai dažnai atsidurdavo keblioje situacijoje. Atsakovas, tas neteisėtai pasistatęs asmuo, teigia, sako, štai yra detalusis planas, jame numatyta, kad toks statinys gali stovėti. Aš jį pasistačiau, tiesa, neturėdamas leidimo. Tai dabar po teismo sprendimo, jeigu aš šitą statinį nugriausiu, arba nugriaus valstybė, po to išieškodama lėšas, tai reiškia, kad vėliau pasiėmęs leidimą, aš galėsiu pasistatyti lygiai tokį pat namą, toj pačioj vietoj. Kaip ir su logika šiek tiek buvo prasilenkta. Valdininkai tikina, jog ne visi asmenys neteisėtai vykdę statybos darbus bus amnestuoti, kai kuriems objektus vis tiek teks nugriauti. Įteisinti negalima bus tuos statinius, kurių projektus patikrinus bus nustatyta, jog toks statinys toje vietoje iš esmės negali stovėti. O tai reiškia, kad jeigu, kaip pavyzdį pasakym, jeigu teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas konkrečios teritorijos ar konkretaus sklypo, reiškia, nenumato, kad ten gali stovėti kažkoks tai statinys ar pastatas, tai tokiu atveju vienareikšmiškai teks nugriauti. Per pirmąjį šių metų ketvirtį inspektoriai Lietuvoje išaiškino 79 savavališkas statybas. Surašyta 60 reikalavimų pašalinti tokios statybos padarinius. Į teismą dėl to kreiptasi 8 kartus, o nugriauti 3 statiniai. Per pastaruosius 4 metus šalyje nugriauti 244 savavalės statybos objektai. Kai kurie Klaipėdos studentų bendrabučiai nebetitinka jokių higienos reikalavimų, konstatavo specialistai atlikę patikrinimą. Didžiausios bėdos – kiauri langai, nuširusios virtuvės, apleisti sanitariniai mazgai. Jūs savo ekrane matote nenugyventą socialinį būstą ir nelandynę. Čia studentų bendrabutis. Tokiomis sąlygomis gyvena 375 žmonės. 4 metus bendrabutyje gyvenantis Simona žiemos laukia neramiai. Jau ir dabar per supūvusius langus į kambarį veržėsi šaltis. Kai būna didžiulis vėjas, eina nuo marių ir tiesiai į mūsų pusę. Tai užuolaidos tiesiog skraido. Čia ir šalta būna, kambariuose tikrai būna šalta. Pirmas įspūdis, kai atvažiavai? Tragiškas. Kodėl? Šiaip, kai atsikraustai iš namų, buvo viskas netvarkinga ir panašiai. Šokas buvo iš pat pradžių. Po to apsigyvenau, dabar į nieką nekeičiu bendrabučio. Savo kambarių studentai stengiasi palopyti, o bendros patalpos jau seniai nematė kapitalinio remonto. Uostamiesčio studentų gyvenamąsias vietas tikrinę visuomenės sveikatos specialistai vos spėjo vardyti pažeidimus. Kai kuriuose, sakykime, koridoriuose nėra net visai grindų dangos, praktiškai cementas, kad langai susidėvėję, žmonės įsivedinti patalpų negali, kad sienos įskilusios, tapetai nuplyšę, sienos suskilinėjusios, nusitrynę dažai, spardytos durys, sakykime, tinka išdaužyti aplink staktas. Tai vaizdas iš tikrųjų, aišku, susidėvėjęs santechniniai renginiai, tai be abejo, dušų per mažai, studentai turi laukti eilėse, kad nusipraustų, kada jau, ne visada išeina, kada jie nori. Iš tikrųjų, tai yra žemiau higienos normų. Pasak specialistų, kai kuriuose bendrabučiuose dar ir tvarkos trūko. Už patalpų nepriežiūrą bendrabučių vedėjams surašyti protokolai ir skirtos administracinės nuobaudos. Klaipėdos universiteto studentus glaudžiančių pastatų būklė nesikeičia ilgus metus ir ji tik blogėja. Lėšų skiriama tik perdegusioms lemputėms ar sulūžusiai santechnikai pakeisti. Į senuosius bendrabučius yra investuojama, bet investuojama jau tik avarinėms situacijoms spręsti. Tie 3 bendrabučiai yra skirtingos būklės ir, sakykime, į kai kuriuos investuoti dar yra prasmės ir galima, į kai kuriuos jau beveik to nereikėtų daryti. Į nugyventus pastatus pinigų kišti ir neapsimoka, nes jau suprojektuoti nauji bendrabučiai. Šioje teritorijoje 2012-aisiais jau turėtų stovėti nauji Klaipėdos universiteto bendrabučiai. Juose galės gyventi apie 600 studentų. Jeigu darbai vyks sklandžiai, jau po poros metų studentai gyvens naujose pastatuose. Tęsiame žinias. Klaipėdoje geras pušimtis maršrutinių taksi net porą mėnesių negalėjo dirbti dėl biurokratinės maišalynės. Vairuotojai skundžiasi, kad Uostamiesčio savivaldybė su jais esą nepagrįstai nesudarė bendradarbiavimo sutarčių.
Jau 2 mėnesiai, kai maršrutinių autobusų vairuotojai kasdien mina savivaldybės slenksčius. Individualių įmonių savininkai skundžiasi, esą su jais Klaipėdos valdžia nesudaro bendradarbiavimo sutarčių. Dėl to 58 vairuotojai liko be darbo. Prieš metus lygiai tą patį buvau pasakė, atnaujinkite mašinas, galėsite eiti ant bendradarbiavimo sutarčių. Neturi būti mašinos senesnis kaip 10 metų. Žmonės paėmė lizingus. Nupirko naujas mašinas, metus padirbo, metų visiškai nebeleidžia dirbti. O žmonės įmonių uždaryti negali, kadangi yra įsipareigoję bankui, atidarė įmonę lizingų būdu. Jie turi 2 mokesčių mokėti. Pagrindiniam vežėjui UAB, jeigu grįžti į UAB. Ir savo įmonės uždaryti negali, kadangi tu turi įsipareigojimus bankams. Mes šiai dienai 58 įmonės laukiam išaiškinimų teisėtiškai, kaip jau viskas ir aišku, ir mums į savivaldybę, bet šiai dienai mes negalim išeiti darbus. Iki šiol kiekvienas vežėjas yra 19 uostamiestyje veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių, kurios teikia keleivių vežimo paslaugas, galėjo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su keliomis individualiomis įmonėmis. Tačiau nuo rugsėjo 1 miesto valdžia esą gavusi susisiekimo ministerijos raštą nebepratęsė sutarčių. Neva rašte rašoma, jog vežėjas gali sudaryti sutartį tik su viena įmonė. Savivaldybė išpaišė iš kažkur kažkokį ministerijos išaiškinimą, kad atseit nebegalima sudaryti bendradarbiavimo sutarčių. Nors atrodo įstatymai nepasikeitė ir bandėme sužinoti, iki pat rugsėjo mėnesio buvo tempiama, neaiškinama, iš kur tas raštas atsirado ir kodėl ministerija jį davė, bet paskui mes po truputį sužinojom. Ir patys užklausimus padavė ministerija ir ministerija davė kitą atsakymą, davė ir kad galima sudaryti. Vairuotojai sako, jog net ir tuomet, kai gavo atsakymą iš susisiekimo viceministro, jog toks miesto valdžios elgesys neteisėtas, pareikalavę leisti dirbti ir vėl liko ant ledo. Esą valdininkams neužtenka Rimvydo Vaštoko išaiškinimo, jie reikalauja ministro Eligijaus Masiulio atsakymo. Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas sako, jog tokia situacija sukėlė biurokratizmas. Mat 3 susisiekimo ministerijos vadovai naują tvarką aiškino skirtingai. Susisiekimo ministras leidžiamas įsakymą turėtų galų galiai įsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra, jeigu kyla kažkokie tai klausimų. Tai išeina taip, kad gautas dviprasmybė įsiaiškinime. Tai reiškia, vienas rašo mums vieną teiginį, o po pusmečių jau tas teiginys lyg tai neteisingas. Vos prieš dieną gavusi susisiekimo ministro atsakymą po 2 nedarbo mėnesių maršrutinių autobusų vairuotojai išriedės į gatves. Artimiausiu metu miesto valdžia žada sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Sportas. Uostamiesčio derbyje stipresnė buvo Klaipėdos Neptūno komanda. Lietuvos krepšinio federacijos taurės atkrintamosiose varžybose nugalėjusi Uostamiesčio Naftos universiteto krepšininkus. Lietuvos krepšinio federacijos turnyras dar vienas jau 3 kovos laukas Klaipėdos Neptūno krepšininkams šį sezoną. Pirmosiose 16-finalio rungtynėse Klaipėdos derbis. Neptūnas svečių teisėmis žaidė su kitos Uostamiesčio ekipos Naftos universiteto krepšininkais. Motyvacijos ir svarbiausių jėgų Neptūno komandai kartais teks ieškoti, žaidžiant net 3 kartus per savaitę. Tiesa, tai nėra naujiena vyriausiam Neptūno treneriui Ryčiui Vaišvilai. Neskirstom tų turnyrų, kiekvienos aplamai neskirstom varžybų, kiekvienos varžybos yra svarbios. Ir mes tiek vienam, tiek kitam turnyrė norim kuo geriau pasirodyti. Vakarykštėse rungtynėse Klaipėdos Naftos universiteto komanda sėkmingai sužaidusi 3 kėlinuką įgijo 2-ženklį taškų skirtumą. Neptūno komandai niekaip nesisekė suderinti puolimo ir tik 4 kėlinuke Naftos universiteto ekipos gynyba buvo įveikta. Sėkmingas Martyno Mažeikos bei Valdo Vasiliaus pasirodymas paskutinėme ketvirtyje padėjo Neptūnui pasiekti pergalę 78-87. Scenarius kartuojasi vėl. Atrodo, ir kalbėjom su vyrais. Vėl eilinį kartą, matėte, sustojom aikštę prieš aikštę, nepataikėm kelių tritaškų. Po to išėjo Martynas kaip pirmų numerių. Tai šitas gal kiek pagelbėjo, kažkiek tai suvaldė komandą aikštelį. Atsakomosiose 16-finalio varžybose antradienį Neptūnas turės 9 taškų atsargą. Tiesa, prieš tai jau šį šeštadienį reikės susikauti Baltijos krepšinio lygos turnyre. Varžybų maratonas Neptūnui įsibėgėjo sparčiausiu tempu. Kokie orai krašte numatomi penktadienį netrukus sužinosite orų prognozėje, o po jos nepraleiskite serialo Didžioji anatomija. Sudie. Naktį lietus, rytą nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6–11,
gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Naktį Klaipėdoje nuo 6 iki 8 laipsnių šilumos. Palangoje ir Nidoje nuo 5 iki 7. Kretingoje ir Gargžduose iki 5 laipsnių. Skuode, Plungėje ir Šilutėje iki 4 laipsnių. Penktadienio dieną nepastovus debesuotumas. Klaipėdoje, Palangoje, Šilutėje ir Nidoje nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos. Kretingoje, Gargžduose ir Plungėje šils iki 9, Skuode iki 8 laipsnių.